Labas vakaras, gerbiami žiūrovai, video seminaro žiūrovai, visiems linkėjimai iš vakarėjančio Vilniaus. Tikimės, kad bus šis renginys jums naudingas. Priminsiu, mes kalbėsim apie tai, kokias teisės turime ir kur kreiptis pagalbos gyvenant kitoje ES šalyje. Turime kompetitingas viešnes, ekspertas, kurios padės jums iškilusius klausimus atsakyti, jos papasakos apie jūsų teisės. Čia mūsų studijoje yra Ingrida Ilgauskienė, yra jūsų Europos patarėjo teisės ekspertė Lietuvai. Labas vakaras. Ir Lina Gedraitienė yra Lietuvos Solvit centro atstovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tad Ingrida, žodis jums ir papasakokit, ką jūs veikiat ir ko jūs padedat žmonėms. Vis tik tai yra pastebima tendencija, kad ES piliečiai susiduria su jų turimų teisių pažeidimais ir, sakykime, netinkamų įgyvendinimu arba kai kuriais atvejais ignoravimu turimų teisių. Tai tokiu atveju yra šio seminaro tema, kad Europos komisija, ES garantuoja pagalbą, teisinę pagalbą, kad asmuo galėtų kreiptis ir vis tik savo tas teises tinkamai apgintų. Kokia yra garantuojama nemokama teisinė pagalba iš Europos komisijos koordinuojamų tarnybų? Tai iš esmės galbūt šiandien norėtume pristatyti instrumentus, kurie teikia teisinę pagalbą, ES teisinę pagalbą. Ir vienas iš jų tai būtų jūsų Europos patarėjas. Pagrindinė jo funkcija yra teikti asmeninės konsultacijas ES piliečiam bei jų šeimos nariam apie jų teisės pagal ES teisės aktus. Tai yra labai svarbios sąlygos, kad jūsų Europos patarėjas konsultuoja ES teisės pagrindų teikiamomis garantijom arba, sakykime, suteikiamom įvairias teisės, kurias gali gyvendinti išvykus iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę. Dabar kokius klausimus atsako jūsų Europos patarėjas? Tai visų pirma, galbūt, toks kaip orientyras būtų, į Europos patarėją turėtų kreiptis individualūs asmenys, kurie yra ES piliečiai, arba ne ES piliečiai, tai yra asmenys iš trečiųjų šalių atvykę, kurie yra arba ES piliečio šeimos narys, arba tas asmuo teisėtai atvyko į ES ir planuoja čia gyventi ilgą laiką. Taip pat jūsų Europos patarėją gali kreiptis Europos ir nacionalinės informavimo ir konsultavimo tarnybos. Jeigu jas kreipiasi asmuo, jos gali irgi savo vardu kreiptis į jūsų Europos patarėją ir gaus atsakymą lygiai taip pat, kaip ir kreiptis individualus asmuo. Bei įmonės, kurių būstinės yra įregistruotos ES teritorijoje. Lietuvoje šis instrumentas pradėjo veikti, arba Lietuvos piliečiams šios paslaugos buvo pradėtos teikti tik 4 metais, kai Lietuva įstojo ES. Ir praėjusiais metais lietuviai kreipėsi vidutiniškai apie 240 kartų. Kaip veikia šitas instrumentas? Jūsų Europos patarėjas yra apjungęs apie 60 teisės ekspertų, tai yra profesionalių teisininkų, kurie dirba teisinėje srityje ir papildomai teikia paslaugą šiam instrumentui. Ir yra apie 60 ekspertų, kurie kalba 2 kalbom. Tai yra nacionalinė kažkokia tai kalba ir angliškai arba prancūziškai. Atsakymai yra teikiami nemokamai ir atsakymai yra pateikiami per savaitę nuo užklausos įregistravimo. Atsakymą galima pateikti elektroniniu paštu, kaip yra asmuo nurodęs, arba telefonu. Tai yra, mes skambiname, jeigu asmuo nori konsultacijas telefonu, mes skambinam, nesvarbu, ar Lietuvos pilietis šiuo metu yra Graikijoje, ar Norvegijoje, ar Anglijoje ir visą tą dominančią konsultaciją suteikiam. Jeigu problemos sprendimui reikalingai yra kažkokie konkretūs teisės aktai, kuriais norėtumėt jūs toliau remtis ir vadovautis, kad iš karto tą atsakymo gavimo variantą pasirinktumėte elektroniniu paštu. Kaip dabar surasti tą jūsų Europos patarėją? Paprastai aš jau visiems sakau, paprasčiausiai yra į Google suvesti arba paieškos sistemą suvesti jūsų Europos patarėjas ir išmes vos ne pirmo variantų. Tačiau yra ir oficialūs adresai. Vienas iš jų yra per jūsų Europos puslapį. Šią puslapio nuorodą aš įdėjau dar ir tam, kad kyla kitą kartą klausimai,
o vis tik tai kokiais klausimais arba kokiais aspektais galima kreiptis į jūsų Europos patarėją. Ir iš esmės, va čia tos temos, šitoj skaidrėje jos daugiau mažiau apjungia yra tuos klausimus, kuriais mes konsultuojam. Tai yra beveik visi galimi variantai, visos tos problemos, kuriomis žmonės dažniausiai susiduria, jeigu jie išvyksta iš gimtosios šalies į kitą ES valstybę. Ir čia yra dešiniai pusėje matyti nuorodas, kur galima paspausti ir įeiti. Jeigu jūs nerandate informacijos šitam puslapį, jums arba trūksta kažkokios konkrečios pagalbos, yra nurodyti prisijungimo nuorodas, kur galima įeiti ir pateikti savo klausimą. Kitas būdas yra irgi per jūsų Europos tinklalapį, kur jeigu patį adresą žiūrėt, aš truputį grįšiu, būtų antrasis, jūsų Europa, ar reikia pagalbos. Ir čia viskas lietuviškai yra parašyta. Pasirenkat metodą, kurio varianto atsakymų jums reikia. Aš čia pažymėjusi sužinoti daugiau ir atsakymą gauti per vieną savaitę. Jį pažymėjusi, spausti siųsti ir iš esmės jūs iš karto permės į šį puslapį, kur yra jūsų Europos patarėjo internetinis puslapis, kairiai pusėje matosi užklausos pateikimas. Čia aš jau matau, kad ir mums klausimų ateina, gal mes padarom trumpą pertraukėlę ir keletą klausimų padedam žmonėms atsakyti. Štai mums rašo klausimą dėl teisių. Vokietijoje gyvena žmogus ir prieš metus laiko pametė vairuotojo pažymėjimą. Jis klausia, kur jam kreiptis dėl teisių, nes Lietuva teisių nedaro, tai yra vairuotojo pažymėjimo nedaro, nes Lietuvoje neregistruotas. Ir Vokietijos ambasada irgi nedaro teisių, kur man kreiptis Vokietijoje. Labai konkreti problema dėl vairuotojo pažymėjimo. Aš mačiau, kad ten irgi yra tas laukelis, kur vairuotojo pažymėjimo klausimus padeda spręsti žmonėm. Taip. Gal nukreiptumėt žmogų, kaip jam išsiaiškinti, ką jam daryti? Čia buvo minėta, kad prieš metus pametė vairuotojo pažymėjimą, tai reiškia Vokietijoje gyvena ilgiau negu pusę metų. Jeigu yra oficialiai išsiregistravęs iš Lietuvos, pagal Lietuvos įstatymus, išvykus į kitą valstybę narę per pusę metų privalo išsiregistruoti. Tokiu atveju taip, regitrą vairuotojo pažymėjimo nekeis. Tokiu atveju reikėtų kreiptis į Vokietijos pagal žemės atsakingą instituciją, kuri išduoda vairuotojų pažymėjimus. Ir ten, pildant prašymą, bus prašoma nurodyti vis tik tai, kas atsitikė yra su to vairuotojų pažymėjimu, kad jie galėtų susisiekti su regitra. Jie patikrins tada patys per savo sistemą, ar tikrai tas žmogus išlaikęs egzaminą, ar tikrai jisai buvo vairuotojas ir tada turėtų be problemų išduoti. Taip? Taip. Gali paprašyti papildomai išduoti tam tikrus dokumentus per Lietuvos ambasadą Vokietijoje. Bet čia vėlgi iš tiek, kiek pateikta informacijas, tai tiek trumpai, bent tie pirmieji žingsniai tokie turėtų būti. Taip, tai dar tada klausimas. Airijoje dirbame nepilnai metus, prieš 3 metus dirbome taip pat Airijoje 3 metus, dabar grįžom, kovo 15 dieną grįžom atostogų, kaip suprantam, į Lietuvą grįžo atostogų ir pateko į avariją. Vyrų išnirusi koja, dirbti galės tik po 4 mėnesių. Man lūžo stuburas, kada dirbti galėsiu, neaišku, gulime dar reabilitacijoje. Kokios garantijos, turime manyti socialinės garantijos Airijoje, ir gausime biuletenius, dirbome legaliai, kokios mums garantijos ir kaip toliau gyventi. Santaupų neturim, keli vaikai, kaip patartumėt? Ta prasme, principas ES galioja toks. Ta valstybė narė, kurioje asmuo gyvena ir moka socialinius mokesčius, yra atsakinga už socialinę visą pagalbą, šiuo atveju medicininę pagalbą. Tai atvykus į Lietuvą, įvykus avarijai, tikėkime, kad šie asmenys turėjo išsiėmę Europos sveikatos draudimo kortelę, kurios pagrindų Lietuvos institucijos medicinės institucijos turėjo suteikti pirmą medicinos pagalbą ir jie išduoda tam tikrą informaciją, kurio pateikus Airijos atsakingom institucijom, jau grįžus į Airiją, jos privalo tiek padengti išlaidas, tiek ir su, sakykime,
darbo sutartims susijusios, tai arba nedarbingumo išmokos, ar reabilitavimo kažkokios išlaidos, jas privalo Airijos institucijos padengti. Tai jeigu žmogus dirbo legaliai, jis mokėjo mokesčius, turėjo draudimą, jam nereikia pergyventi. Nereikia. Pradėjus mokėti mokesčius, asmuo tampa to šalies socialinės sistemos dalimi ir ta sistema yra atsakinga už šios asmens, sakykime, gerbuvį. O jeigu neišsėmė to socialinio draudimo kortelės, apie kurią jūs minėjote, ar čia yra labai svarbu, ar, sakykime, vis tiek jis saugo sistemą? Čia, aš kaip supratau, jau jie reabilituojasi, tai iš esmės be tos kortelės galėjo nesuteikti tam tikros pirminės pagalbos. Bet jau jeigu reabilituojasi, tai galbūt jau šiuo atveju kaip ir viskas gerai ir tos problemos nebuvo. Na, dar viena moteris rašo, dirbau Vokietijoje, legaliai dirbau 1,5 metų, likus 11 dienų iki motinystės atostogų mane atleido iš darbo. Ką daryti ir kur kreiptis? Štai tokia istorija. 11 dienų iki motinystės atostogų žmogų atleido iš darbo. Kadangi Vokietijoje dirba, vėlgi geriausia kreiptis yra į tas institucijos, kurios yra atsakingos už šios, sakykime, grupės žmonių gerovę. Tai turėtų būti arba socialinė kažkokia įstaiga, arba prie savivaldybės veikianti atsakinga institucija. Jeigu žmogus dirba legaliai, jeigu yra darbo sutartis, vėlgi yra mokesčiai, turėtų tos institucijos spręsti šitą, čia jau įvardinčiau netgi konfliktą tarp mamos, būsimos mamos ir darbdavio. Dar tada vienas klausimėlis ir tada judėsim toliau. Labai klausimas paprastas ir matyt dažnas, kaip prašo mūsų žiūrovas. Jis sako, kad net nesvarstytinas turėtų būti klausimas, bet labai dažnai susiduria tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Prancūzijoje su šita problema. Vietos administracijose ir kitose institucijose nėra pripažįstamos asmens tapatybės kortelės. Yra prašoma arba Lietuvos Respublikos paso ar net vairuotojo pažymėjimo. Kokiu ES teisės aktu būtų galima remtis ir cituoti konkrečius straipsnius, norint įrodyti, kad Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė, kaip ir pasas, turi tokią pačią teisinę galią ES valstybėse. Ką žmogui atsakytume? Rekomenduojame kreiptis į mūsų instrumentą. Matot, labai sudėtinga yra, žodžiu, pasakyti, kurį teisės aktą. Be abejo, pats pagrindinis, aš visą laiką savo konsultacijos nuo jo pradedu, tai yra antrinis teisės aktas 4 metų 38 direktyva. Ten yra viena nuostata, kad valstybės narės privalo pripažinti asmens tapatybės dokumentą, ten nėra įvardinta ar kortelė, ar pasas. Tai ta prasme, identiškai turi pripažinti, jeigu Lietuvoje tai yra galiojantis dokumentai, ir vieną ir kitą dokumentą. Čia 2004 metų direktyva priimta. Taip, kaip ji vadinasi? Labai ilgas pavadinimas, žinokit. Bet kokius raktinius žodžius gal suvedus žmogus galėtų... 2004 metų 38 direktyva. 38 direktyva. Jo, Europos Sąjunga daugiau numeriais yra. Taip, tai šitą galima susirasti ir pabandyti. Taip, vienas iš jų, bet reikėtų, aišku, konkrečiau pasižiūrėti, vėlgi yra ir dvišaliai susitarimai, kur nuorodos, matote, čia yra teisės aktai ir aš rekomenduočiau tada kreiptis į mūsų instrumentą, čia labai išsamei parašytas šitas klausimas, jį įkelti į sistemą ir mes atsakysim jau tada konkrečiai, nurodant teisės aktus. Bet aš suprantu, kad žmogus rašo apie vietos administracijos institucijas, ne nacionalinės, bet gali būti savivaldos lygio, kur, sakykime... Teisės aktai galioja vienodai, ne tik tai, sakykime, ministerijom, bet vienodai galioja ir savivaldom, ir komunos tos vadinamos, ir bendruomenės. Tai yra visos institucijos, kurios yra pavaldžios, valdiškas, sakykime, institucijos, visom joms vienodai galioja. Ir iš esmės ES komisija taip pat irgi iškėlė šį klausimą, ar tikrai aukščiausio lygio dokumentais garantuojamos teisės yra vienodai užtikrinamos visos ES valstybėse ir ES piliečiai nesusiduria su jokiom problemom. 10 metais buvo atliktas tyrimas ir buvo įvardintos 25 pagrindinės kliūtis. Tai yra tikrai nemažai, jeigu, sakykime, mes jau taip bandėm sugrupuoti, kokios yra tos teisės. Ir kiek yra tekę klausyti tą pristatymą, tos pagrindinės kliūtis daugiau mažiau jos yra panašios. Ir pagrinde visi užklausimai, kurie ateina tiek į mūsų instrumentą, tiek ir į kitus ES įkurtus instrumentus, iš esmės žmonės prašo tos pirminės informacijos, pirminės pagalbos.
Kita problema arba kliūtis, su kuria ES piliečiai susiduria, tai yra įvairios socialinių sistemų taikymo problemos. Kaip matėte, jau ir pateikti klausimai irgi kai kurie yra susijęs su socialinė pagalba ir įvairiom išmokom. Laisvo judėjimo teisė, ribojama neteisingai taikant ES teisės aktus, tai dažniausiai būna dėl gyvenimo kitoje valstybėje narėje gyvenamo kortos išdavimo arba, sakykime, jeigu vienas iš šeimos narių, vienas yra ES pilietis, o kitas yra trečiosios šalies pilietis, tikrai visos ES mastu dažnai susiduria su to asmens legalizavimu. Kita nemažesnė problema yra akademinio išsilavinimo arba profesinės kvalifikacijos pripažinimas. Ir irgi visai neseniai gavau vieną užklausimą, kur žmogus bandė pripažinti savo įgytą kvalifikaciją Lietuvoje, tai yra bakalauro ir magistro laipsnius, kitoje valstybėje narėje, kur ši procedūra, tam, kad galėtų gauti licenciją verstis tą veiklą, nes toje šalyje ta veikla yra licencijuota, Lietuvoje kol kas nėra reglamentuota, žmonės gali versti šią veiklą laisviau. Tas užtruko 3,5 metų. Tai jau vienareikšmiškai yra, kad nacionalinės institucijos šio žmogaus teises yra gana grubiai pažeidusi. Dar kitos kliūtis, čia irgi jų daug, gal aš visų jų ir nevardinsiu, tai ir mokestiniai klausimai, teisminės teisės, tai yra jurisdikcijos nustatymas, irgi po truputį lietuviams darosi aktualus klausimas, nes šeimos gyvena, pasitaiko atveju, kad gyvena skirtingose ES valstybėse, iškilus problemų, nežino, kur kreiptis, į kurį teismą, nes Lietuvoje teismas pasako, čia ne mūsų kompetencija ir daugiau kaip informacijos nesuteikia. Irgi šitą problemą atrodo, kad šiuo metu jau darosi po truputį aktuali ir gana opi. Grįžtu aš prie to pačio, kokia svarbiausia yra problema, tai yra informacijos pateikimas arba gavimas. Visos ES mastu, visos ES piliečiai susiduria, kad negauna reikalingos informacijos, nežino, kur kreiptis. Taip pat susiduria su tokiu aspektu, kad valstybės tarnautojai nėra pakankamai parengti, ypatingai kai yra santykis tarp dviejų valstybių narių. Ir aš pati esu susidūrusi, kai kreipėsi dėl socialinių formų išdavimo, tai yra gana naujas dalykas ES mastu ir netgi konsultuojantis su Sodra teko labai ilgai diskutuoti, nes matau, kad pirminė informacija kaip ir žmonės turi, tačiau tikslus jų taikymas tų formų arba tikslus, kada, kokiu atveju turėtų būti išduota, ir irgi žmonės nėra susidūrę ir negali išsamei paaiškinti. Kitos problemos arba kitos sritys, sakykime, kur gauname klausimus, tai yra socialinė apsauga apie 30%, gyvenamoji vieta arba įvažiavimas į ES teritoriją procedūros, vizų išdavimas, trečios šalies piliečio legalizavimas kaip šeimos nario irgi yra virš 30%, darbas, įsidarbinimas, kvalifikacijos pripažinimas 15% ir mokesčiai. Tai gali būti ir paveldėjimo, ir pajamų mokesčių, ir kitokio tipo klausimai. Viskas iš jūsų pusės. Dar filmukas, man atrodo, buvo. Tai galima dar filmuką parodyti, aš tiesiog pakviesiu žiūrovus dar vieną kitą klausimą mums galite jeigu siųsti. Galima, trumpai aš tada pristatysiu, apie ką šitas filmukas yra anglų kalba, kol kas lietuviškai mes jo neturime. Čia yra jisai sukurtas 100 000 užklausimo proga, kaip jubiliejinis, ir būtent pasižiūrėti, kokiu klausimu kreipėsi ir kaip tas instrumentas veikia. Every citizen, every business has rights coming from the EU law, and very often it's not very clear how they are, what they are, and how to enforce them. So in order to help citizens, in particular citizens, but also businesses, Your Europe Advice receives these inquiries, which are submitted either via the online form or by telephone. Last year, we had more than 15,000 inquiries which we received and to which we replied. And very recently, we received the 100,000th inquiry, which was a question coming from a Spanish researcher now living in the Netherlands, and it was a question about social security, about health insurance. Pues el problema que yo tenía era que en España me habían dicho que yo tenía derecho a que aquí me atendieran y me llevaran el embarazo, que tuviera un médico de cabecera,
Pero cuando llegué aquí me encontré que todas las compañías eran privadas, que no había una seguridad social como en España y que en todo sitio me decían que tenía que pagar. Y en España me decían que no tenía que pagar. Y entonces mi problema era qué hacer, si pagarlo todo, luego reclamarlo en España, si había alguna manera de no pagar, y sabía que mi derecho era que me atendieran sin pagar, pero no sabía cómo llevarlo a la práctica. Y entonces después decidí ir personalmente a inmigración, aquí al ayuntamiento. En inmigración me mandaron al ayuntamiento, que ellos me podían dar información concreta de esta ciudad. Allí me mandaron a otro sitio y después de preguntar en 4 o 5 sitios, al final me dijeron que a mí me correspondía un médico de la universidad y allí me dijeron que tenía que pagar. Claro, ya me había dado cuenta que por mi cuenta no había podido resolver el problema y decidí preguntar a quien pudiera. Y así encontré este servicio de asesoramiento en Europa que vi que era perfecto para mi situación. Your Europe Advice replies within 1 week, and we guarantee the delay of 1 week. And the replies are given either by email or over the phone, according to the wish of the citizen. This service is free of charge for the citizen and the business, so no costs for any inquiries. And inquiries can be submitted in any of the 23 official languages, and we also reply in the language chosen by the citizen or the business. En esta página de asesoramiento en Europa realmente encontré la respuesta que necesitaba, porque me resolvieron en sentido práctico qué es lo que tenía que hacer concretamente. Dónde ir, dónde preguntar, dónde mandar mi información. A mí me dijeron que si tenía que pagar algo, pues que cómo reclamar después en España, todo esto. Judam ir mes tęsiam toliau mūsų video seminarą skirtą piliečių teisėms aptarti, piliečių problemoms aptarti, kokiose srityse žmonės dažniausiai susiduria su teisių, sakykime, problemom teisiniam, pažeidimais, dar kažko. Bandom išsiaiškinti įvairias istorijas ir Ingrida, ką tik Ingrida kalbėjo, yra jūsų Europos patarėjo teisės ekspertė Lietuvai. Daug dalykų mums čia bandė taip apibendrintai, glaustai papasakot, ką daro jūsų Europos patarėjo institucija. Ir štai svečias mūsų žiūrovas, tiksliau atsiuntė klausimą, taip pat susijusi su vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiku. Jis gyvena Portugalijoje ir baigėsi vairuotojo pažymėjimo laikas. Galiojimo užtruko metai, kol jam pakeitė naujom portugališkom, tačiau gimimo vieta jose įrašyta Sovietų sąjunga. Esu gimusi 86 metais, 1986 metais. Ar neturėtų būti įrašyta Lietuvos Respublika? Ir ar tai negali sukelti kokių problemų ateityje? Štai gavo vairuotojo pažymėjimą Portugalijoje ir įrašyta Sovietų sąjunga. Nors 86 metai dar Sovietų sąjunga kaip ir buvo. Bet jinai gimusi 86 metais. Geras, aišku, situacija įdomi tokia. Iš esmės, tai esu susidūrusi su tokiu aspektu, truputį domėjausi, būtent kas liečia Rytų Europos šalis, kur vyresnio amžiaus vairuotojai turi dar tas raudonas teises, tas Sovietų sąjungų išduotas teises. Tai joms yra taikomas atskiras teisės aktas, tai tokia pirma mintis, perskaičiu šitą situaciją, ar nebūtų problemų ateityje, kad paskui nepradėtų traktuoti, kad jos yra išduotos Sovietų sąjungų, kur yra taikomi visai kiti teisės aktai. Tai be abejo, aš rekomenduočiau kreiptis ir vis tik tai tą klaidą prašyti, kad ištaisytų. Bet čia rašo, kad gimimo vieta įrašyta Sovietų sąjunga, ne išdavimo teisų vieta, 86 gimus, gimimo vieta. Ar tai yra svarbu tavo vairuotojo pažymėjime, kokia gimimo vieta? Jeigu asmuo daug keliauja, teisės yra išduotos portugalų kalba. Kai kur yra vertimai, bet ta prasme tai gali būti vien tik portugalų kalba. Kokioje nors Lenkijoje, Čekijoje arba Vokietijoje gali neperskaityti.
Ir, kad nebūtų, bet kokiu Ką atveju, jūs darytumėt toj vietoj žmogaus? Bet kokiu atveju, jeigu žiūrėti, nesvarbu, vairuotojo pažymėjimas ar kitas dokumentas, teisiniai dokumentai turi būti tvarkingi. Jeigu yra, ta prasme, žmogus gimęs Lietuvos Respublikoje, turi būti taip ir įrašyta. Nes kažkokioje situacijoje gali iškilti problemos ir gali būti labai, sakykime, nepalanki arba, paskui gali nebūti laiko spręsti šitos problemos. Tai aš bet kokiu atveju rekomenduočiau kreiptis į portugališką regitrą, kad jie sutvarkytų šitą problemą. Taip, kad jie ištaisytų šitą klaidą, nes iš esmės tai viskas yra tvarkingai, pripažino jos tas teises, kadangi išdavė portugališkas, tai reiškia tik tai reikia klaidą ištaisyti. Niekas daugiau be Portugalų tos regitros negalės pagelbėti. Lina Giedraitienė taip pat su mumis yra Lietuvos Solvit centro atstovė. Jūsų organizacija taip pat rūpinasi piliečių teisių apsaugą, gynybą. Lina, ką jūs galėtumėt iš savo varpinę žmonėms papasakoti, kuo jūs galėtumėt pasitarnauti jiems ginant savo teisės? Taip, labą vakarą dar kartą. Aš atstovauju Lietuvos Solvit centrą ir šiandien trumpai pristatysiu šį dar vieną pagalbos instrumentą. O pradėti norėčiau nuo to, kad jau savaime suprantamas dalykas, kad po Europos valstybės galime laisvai keliauti, juose dirbti, mokytis, gyventi. Tačiau kartais Lietuvos piliečiams ar verslo atstovams, bendraujant su kitos šalies valdžios institucijomis, kelia pastoja biurokratinės kliūtis. Susidūrus su biurokratinėmis problemomis kitoje šalyje dažnai nežinoma, kur kreiptis, kas galėtų padėti. Tai mano tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Solvit centrą ir jo teikiamą pagalbą. Taigi, kas yra Solvit? Solvit tai yra problemų tinklas internete. Tai yra, norint perduoti skundą Solvit, pakanka užpildyti elektroninę formą internete. Solvit tinklas sprendžia su ES vidaus rinka susijusias problemas. Nors apskritai ES rinka veikia gerai, tačiau kartais klaidų pasitaiko. Pavyzdžiui, gali kilti keblumų prašant leidimo gyventi kitoje šalyje, arba atsisakoma pripažinti diplomą, registruojant transporto priemonę dėl balsavimo teisių. Verslas gali susidurti su papildomais nacionaliniais reikalavimais. Taip gali atsitikti, kai ES šalių valdžios institucijos skirtingai interpretuoja ES teisę. Solvit tinklas sudaro 30 centrų. Tai yra, kiekviena valstybė narė turi Solvit centrą. O taip pat Solvit centrai veikia ir Norvegijoje, Islandijoje bei Lichtenšteine. Solvit problemas sprendžia neformaliai. Tokiu būdu problemas galima įspręsti greičiau negu pateikus oficialų skundą. Kokias problemas sprendžia Solvit? Tai pirmas kriterijus, kad tai yra piliečio ar verslo atstovo reali problema. Tai yra ne klausimas, ne kažkokia įsivaizduojama situacija, kas būtų jeigu, bet reali situacija, reali problema. Ir mes problemas sprendžiame gautas tiek iš piliečių, tiek iš verslo atstovų. Antras kriterijus tai yra tarp valstybinio pobūdžio problema. Tai yra, kai Lietuvos atstovai su problema susidūrė kitoje Europos šalyje. Trečias kriterijus tai yra problema kilusi dėl valdžios institucijos neteisingo ES teisės akto taikymo. Akcentuoju, kad sprendžiame tokias problemas, kai problema yra tarp žmogaus ir valdžios institucijos arba tarp įmonės ir valdžios institucijos. Tai yra, nesprendžiame tokių problemų kaip tarp įmonių dviejų arba tarp žmogaus ir įmonės. Ir ketvirtas kriterijus, kai nėra teismo proceso, nepradėtas teisminis procesas. Kaip Solvit sprendžia problemas? Tai sprendžiant problemą, kiekvieną kartą bendradarbiauja 2 Solvit centrai.
Pateiksiu pavyzdį. Jeigu lietuviai iškyla problema Vokietijoje, tai lietuvis kreipiasi į Lietuvos Solvit centrą. Lietuvos Solvit centras įvertina, ar tikrai yra pažeistas teisės aktas. Jeigu taip, tuomet tą problemą skundą perduoda Vokietijos Solvit centrui ir du minėtieji Solvit centrai bendradarbiauja spręsdami problemą. Solvit paslaugos yra nemokamos ir mes stengiamės problemą įspręsti per 10 savaičių. Pateiksiu porą pavyzdžių. Tai mus kreipėsi Belgijoje gyvenanti lietuvė, kuri norėjo pasikeisti savo vairuotojo pažymėjimą į naują. Tačiau belgų valdžios institucija nepripažino galiojančio, bet tiesiog senesnio leidimo lietuviško vairuotojo pažymėjimo. Lietuvė kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą, kuris kartu su Belgijos Solvit centru išnagrinėjo šį atvejį ir įtikino Belgijos instituciją pakeisti sprendimą ir pripažinti lietuvišką vairuotojo pažymėjimą. Kita problema buvo Airijoje, tai Airijoje gyvenanti lietuvė, turinti slaugytojos profesinę kvalifikaciją, kreipėsi į Airijos atsakingą instituciją dėl jos diplomo pripažinimo ir registracijos numerio išdavimo. Tačiau per nustatytą laikotarpį Airijos institucija neišdavė jokio atsakymo. Moteris kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą ir įsikišus Solvit tinklui, Airijos institucija priėmė sprendimą dėl diplomo pripažinimo ir lietuvė Airijoje galėjo pradėti dirbti pagal savo specialybę. Kodėl verta žinoti apie Solvit? Tai turbūt svarbiausias dalykas tai, kad gyvenant kitoje šalyje neišvengiamai turbūt tenka bendrauti su to šalies valdžios institucija ir gali kilti įvairių nesusipratimų. Kitas dalykas, kad kreipiamasi į Lietuvos Solvit centrą. Tai yra, galima kreiptis savo gimtąją kalbą, tai irgi yra patogu ir paprasčiau. Problemos įsprendžiamos greičiau nei pateikus oficialų skundą Europos komisijai, bei paslaugos nieko nekainuoja. Tai jeigu įtarėt, kad iš tikrųjų jūsų teisės yra pažeidžiamos, tai iš tikrųjų gali drąsiai kreiptis į Solvit ir jeigu mes matom, kad tai yra ne mūsų kompetencija, tai visuomet stengiamės padėti, tai yra nukreipti tinkamą linkme į tą tarnybą, kuri padėtų geriausiai. Ir Solvit kontaktiniai duomenys, tai yra, kur mus galima rasti. Mes esam sukūrę 2 tokius smagius informacinius filmukus apie Solvit veiklą, kuriuos kviečiu ir pasižiūrėti. Solvit – efektyvus problemų sprendimas Europoje. Antanas svajojo tapti plaukų stilistu. Likimas lėmė, kad jis iš tiesų juo tapo, bet gyvūnų. Jis sėkmingai kūrė savo verslą Lietuvoje. Pagaliau jis nusprendė steigti keturkojų grožio saloną Zalcburge. Tačiau austrų pareigūnai dėl neaiškių priežasčių neišduoda Antanui leidimo teikti paslaugas Austrijoje. Verslininkas kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą. Lietuvos Solvit centras susisiekė su Austrijos Solvit centru ir leidimas verslininkui užduotas be papildomų reikalavimų. Visos Antano svajonės išsipildė. Solvit padeda spręsti tarp valstybinio pobūdžio problemas, kilusias Europoje, kai neteisingai taikomi ES teisės aktai, iškilus sunkumų bendraujant su valdžios institucijomis. Lietuvos Solvit centras Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Solvit – efektyvus problemų sprendimas Europoje. Kristina dirba odontologe Kaune. Ji patenkinta savo karjerą. Vieną dieną jį įsimyli klientą italą. Susituokia ir persikrausto į Italiją. Kristina, nemėgstanti sėdėti sudėjusi rankų, pradeda ieškoti darbo pagal odontologijos specialybę. Tačiau Italijoje nepripažįstamas jos lietuviškas odontologijos diplomas. Jauna moteris bando surasti išeitį. Ji kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą, užpildo anketą internete. Lietuvos Solvit centras susisiekė su Italijos Solvit centru. Kristinos diplomas pripažįstamas tinkamu.
Jis sėkmingai įsidarbina. Solvit padeda spręsti tarp valstybinio pobūdžio problemas Europoje, kai neteisingai taikomi ES teisės aktai, iškilus sunkumų bendraujant su valdžios institucijomis. Lietuvos Solvit centras Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Taigi mes grįžtam ir toliau tęsiam mūsų seminarą, video seminarą skirtą piliečių teisėms aptarti, piliečių problemoms aptarti. Čia studijai Lina Gedraitienė yra Lietuvos Solvit centro atstovė, ką tik jos pranešimą mes girdėjom, taip pat čia su mumis Ingrida Ilgauskienė, jūsų Europos patarėjo teisės ekspertė Lietuvai tiksliau, ir man beklausant tiek jūsų Ingrida, tiek jūsų Lina, iki galo vis dėlto neaišku, kada būnant žmogumi gyvenant ne Lietuvoje ir išgyvenant tam tikras problemas, turint problemų ar darbo santykiuose, ar socialinių santykių, ar medicinoje, kada kreiptis geriau į jūs, o kada kreiptis geriau į jūs? Kaip galėtumėt žmogui atsakyti, kada jūs labiau galit padėti, o kada jūs labiau? Škol, tai paprastai, jeigu ką Ingrida papildys, tai kai yra klausimas, ar reikia kažkokios teisinės konsultacijos, tai tokiu atveju padeda jūsų Europos patarėjas. Bet kai jau yra reali problema, tai yra kreipiatės į kažkokią instituciją ir susidurėt su problema, tuomet jau kreipiatės į Solvit. Solvitas jau sprendžia, kai yra kažkokia reali problema, ne tiek išsiaiškinimo klausimas, bet kai jau yra neteisingai taikomas ES teisės aktas. Ir jūs įvertinat, ar jis neteisingai taikomas, neteisėt, ar diskriminuoja? Įvertinam ir stengiamės ištaisyti tą problemą, įspręsti. Aišku, nes čia tarp kitko dar vienas iš klausimų yra susijęs su tais pačiais asmens tapatybės, tomis pačiomis kortelėmis ir pavyzdžiui, čia su diskriminacija žmogui atrodo tai siejasi, jeigu asmens tapatybės kortelių nepriima kitos ES šalies oro uoste ar parduotuviai ir tai sukelia jam finansinę ar moralinę žalą, ar galima būtų imtis teisinių veiksmų dėl diskriminacijos? Aš vėl žiūrėčiau, ta prasme, į pačią esmę. Tai yra, kam yra skirta asmens tapatybės kortelė. Jeigu pasižiūrėti Lietuvos Respublikos įstatymą, kuris išduoda šitos dokumentus, ten yra parašyta, kad šitas dokumentas yra skirtas naudoti tik Lietuvos Respublikoje. Visur kitur yra skirtas naudoti pasas, tam jis yra išduodamas. Tačiau, kad supaprastinti ir būtent įgyvendinti ES teisės aktų įgyvendinti tą laisvą asmenų judėjimo teisę, yra supaprastinta, kad ES teritorijoje tarp atskirų šalių, vėlgi teisės aktai numato, jei kitos valstybės tai pripažįsta, gali jos priimti ir asmens tapatybės kortelę. Dabar čia nėra nurodyta. Sąrašo šalių yra kažkur tai patalpintas, kurios pripažįsta? Visa teisinė informacija yra, tik tai asmenim kitą kartą būna sudėtinga ją susirasti, vėlgi reikėtų tada, jeigu asmuo jau nori konkrečios konsultacijos, kad kreiptųsi į mus ir atsiųstumėm tą informaciją, nurodant konkrečią valstybę, ar, sakykime, toj valstybėje yra susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir tos valstybės, kad būtų pripažintama šita kortelė. Tai taip, jeigu atsargiai vertinant tą klausimą, kuris čia pateiktas, nes tai nėra diskriminacija, čia gal daugiau yra kitą kartą tų žmonių nežinojimas, nes ir su vairuotojų pažymėjimais ta pati problema, nežinojimas, nesupratimas, kas tai yra per dokumentas ir toks apsidraudimas, jie paprasčiausiai atsisako priimti iš viso tą dokumentą. Ar dar papildyt ką nors, ar toliau važiuojam? Tada dėl Turkijos, štai, ar visa tai, apie ką mes čia kalbam, galioja šalyje kandidatėje? Ne vien Turkija šalis kandidatė, yra ir kitų, kaip dėl tų šalių, kurios, pavyzdžiui, nežinau, ta pati Ukraina kalbama, kad gal ilgainiui taps kandidatė, tai ar čia joms... Ukrainai tai tikrai, vėlgi, ką turiu omenyje, ar visa tai galioja? Ta prasme, tai ką mes pristatėme, kad galima būtų kreiptis dėl socialinių išmokų, kreiptis dėl vairuotojo pažymėjimo pakeitimo ar ten kažkurių tai tų problemų, kurias įvardino, tai tokiu atveju ne. Turkijos valstybinės institucijos tikrai neturi jokių įsipareigojimų prieš ES piliečius, kad būtų pripažinta tas dvipusis. Netgi Kroatijoje iki kol neįstos ta įstojimo data oficialiai iki Liepos 1 dienos irgi negalioja visi šitie aspektai, kuriuos mes vardinam. Nuo Liepos 1 dienos jau mes tada kalbėsim, kad taip, mes turim 28 valstybės ir tos teisės yra išplėstos 28 valstybės. Taip, mes kalbam apie griežtas ES ribas. Dabar ką jūs pasakojat ir jūs tai tiesiog galioja ES.
Dėl elektroninio parašo, ar pripažįstame ES elektroniniai parašai, kad dokumentus būtų galima pristatyti internetu, o ne skraidyti, važinėti ambasadas ir panašiai? Kas galėtų padėti žmogui susigaudyti dėl elektroninio parašo? ES teisė kol kas to pilnai nereglamentuoja. Tai reiškia, yra palikta konkrečios valstybės narės nacionaliniai teisei spręsti. Nes tikrai nesusidūrus su teisės aktai dėl elektroninio parašo. Yra e-komercija, jau po truputį einama į tą sritį, tai yra ES jau po truputį reglamentuoja tam tikrus aspektus. Dėl e-parašo aš nesusidūriau, kol kas dar ir tokio klausimo neturėjau pirmą kartą. Tai va, tai vis tik tai tada reikėtų žiūrėti tos konkrečios valstybės, apie kurią kalba nacionalinė teisė. Dar vienas labai įdomus Nerijaus klausimas, ar vietinės valdžios institucijos atstovai privalo su klientais kalbėti tik savo valstybės kalba? Ar gali reikalauti Nerijus, kad šių institucijų atstovai taip pat bendrautų viena iš pagrindinių ES kalbų? Kad problema jis rašo, kad vietinė kalba kalbama nepakankamai gerai, pavyzdžiui, Vokietijoje angliškai. Kaip čia su tom kalbom yra? Ta pati problema buvo ir pas mus Lietuvoje, kad atvyko Anglijos pilietis, bandė susitvarkyti tam tikrus dokumentus ir mūsų valdžios institucijos nekalbėjo angliškai, o tik lietuviškai. Tai iš esmės tų kalbų oficialių privalomumas, arba sakykime, yra taikomas tik ES institucijom. Tai yra nuėjus Europos komisiją ar Europos parlamentą, su jumis arba dokumentai jums turėtų būti pateikiami tom oficialiom bent 3 kalbom - vokiškai, prancūziškai arba angliškai. Nacionalinės institucijos šitų įsipareigojimų neturi. Tai vis tik tai jos gali reikalauti, kad su jomis bendrautų, atvykus į tas institucijas būtų bendraujama ta kalba, kurią jie moka. Taip, vietos kalba. Tai yra normalu, tik tai aš, kiek žinau, Anglijoje galima prašyti vertėjų ir jie užtikrina šitą teisę. Nemokamai? Taip, nemokamai. Nemokamai, jeigu institucija ateina, tau turėtų suteikti. Medicinos įstaigos, socialinės įstaigos, teismai, jie teikia nemokamai vertėjo paslaugas. Taip. Papildyt, nežinau, dar čia jums vienas klausimas yra atėjęs, jūs jau pasižiūrėjot, Solvit centro atstoviai klausimą siunčia žiūrovas. Ar centras nėra gavęs skundų, kad Lietuvos Respublikos piliečiui pateikus išrašą iš gimimo akto įrašo daugiakalbis išduoto remiantis 76 metų Vienos konvencijos 8 straipsnių kitoje valstybėje narėje šis dokumentas nėra priimamas, o reikalaujama originalaus gimimo liudijimo, kurį pirmiausia reikia pažymėti apostilę bei versti į kitą kalbą, kas piliečiui suteikia papildomų sunkumų. Prie šios konvencijos prisijungusių piliečių administracinių reikalų tvarkymui yra numatytas toks palengvinimas dėl daugiakalbių išrašų išdavimo. Ar esat gavę tokių nusiskundimų ir kaip reikėtų? Ne, tokios konkrečiai problemos nebuvom gavę ir man iš tikrųjų dabar kažkaip sunku atsakyti, bet jeigu šitą klausimą atsiųstų mūsų elektroniniu paštu. Taip, solvit@ukmin.lt žmogus, jeigu adresuotų, jūs padėsit, išsiaiškinsit ir atsakysit. Kokioje šalyje ir kokia ten situacija ir tikrai Ekspromtų čia iš tikrųjų per sudėtinga, gal kartais į labai konkrečias istorijas ir problemas atsakyti. Nori klaidingai. Taip, mes tikrai nenorim žmonių supainioti, o norim jiems daugiau kaip tik aiškumo, tai jeigu galit, atsiųskit klausimą, galit ir tuoj pat, jums pasistengs, kaip galima greičiau atsakyti jį. Dar keletas klausimų atėjo mums iš Nyderlandų. Iš Nyderlandų atsiųsta, kaip supratau, per Lietuvos atstovybę Nyderlanduose ir susijusių su darbu užsienį. Atvykau dirbti sezoninių darbų žemės ūkyje, darbdavys nedavė pasirašyti darbo sutarties. Po kelių dienų pasiteiravau dėl sutarties, tačiau darbdavys pažadėjo ją pasirašyti vėliau. Dabar praėjo jau 3 savaitės, darbdavys atsisako pasirašyti sutartį, sako, kad dirbčiau be sutarties arba visai negausiu atlygio už atliktą darbą. Panašus atvejai, sutartis nebuvo pasirašyta, asmuo pradirbo mėnesį ar 2, jam nebuvo sumokėta ir jis paliko darbovietę. Dar vienas neretas pavyzdys, sako žiūrovas, kad asmuo susižeidžia darbovietėje, darbdavys atsisako apmokėti jo gydymo išlaidas ir jį atleidžia iš darbo. Kaip elgtis tokiais atvejais žmogui, kuris įsidarbina ir darbdavys nepasirašo su juo sutarties ir kažkaip stumia tą laiką toliau, paskui ir nesumoka, yra ir tokių atvejų. Kaip patartumėt žmogui elgtis?
Mes gauname ir kitokių visokių situacijų, ne tik iš Nyderlandų, gauname ir iš Airijos, gauname iš Anglijos, kai žmonės pradirba tam tikrą laiką arba, sakykime, pasirašo sutartį, jam yra mokamas didesnis atlyginimas, o paskui darbdavys paprašo, kad sugrąžintų dalį atlyginimo jam. Ta prasme, tokių visokių situacijų yra tikrai daug. Kartais darbdaviai naudojasi gal tais emigrantais, žmonėm, kurie yra tam tikroj sakykime, tokioj rizikos stadijoje, nes vis tiek išvykęs iš savo šalies yra kitoje kultūrinėje terpėje, vienareikšmiškai. Aš jau sakiau, lietuviai tikrai yra teisiškai raštingi ir savo teisės žino ir daugiau mažiau gina. Tačiau išlenda vis tik tai tokie atvejai, kai sunku net kitą kartą būna ir patarti, jeigu žmogus nepasirašo teisinių dokumentų, darbo sutarties arba kažkokių kitų dokumentų. Tai tas pats ir Lietuvoje, kas užtikrins tas teises. Nuėjus į darbo inspekciją, labai sunku yra įrodyti, kad tu dirbai to įmonė, jeigu tu neturi jokių teisinių dokumentų, jokio įrodymo neturi. Čia lygiai tas pats. Tiesiog vengti santykių tokių, kurie tokie, sakykime, ant teisės ribos. Be abejo, vienareikšmiškai, jau čia yra pilnai tų žmonių atsakomybė. Negalima tęsti darbo santykių, jeigu yra nepasirašoma ten ta sutartis. Vėlgi reikia žiūrėti, aš Olandijos teisės, darbo teisės tiek tiksliai nežinau, Lietuvoje, tai sakykime, pasirašai, tik kitą dieną gali pradėti dirbti, pirmiausia yra darbo sutartis. Tai vengti tokių situacijų, nes niekas negalės apginti tų teisių. Kas liečia darbo santykius, tai mes visą laiką rekomenduojame kreiptis į Europos komisijos irgi įsteigtą tokį kaip instrumentą, tai yra EURESA, kuris iš esmės padeda tiek įsidarbinti, tiek kartais bent nukreipia, kur galėtų institucijos, kurios galėtų padėti spręsti tokias problemas. Bet netgi ir ne su darbu problemos susiduria. Žmonės išvyksta į kitą valstybę, pavyzdžiui, moka nuomos mokestį grynais ir šeimininkas bet kada gali, liaudiškai sakant, išspirti iš to buto ir niekas neapgins tų teisių. Yra tekę spręsti vieną problemą, kai žmogus bandė spręsti tą konfliktą, aišku, atsiranda emocijos, tai savininkas iškvietė policiją ir pasakė, kad jisai bando mane šantažuoti ir kitos, sakykime, neteisiniai veiksmai, tai tas gali grėsti iš viso, kad tą žmogų gali išsiųsti iš šalies be teisės sugrįžti. Tai čia tikrai negalima šitą vietą juokauti ir teisiniai dokumentai privalo būti. Aš žinau, kad žmonės galbūt yra šantažuojami, kad nemokėsiu arba iš viso nedarbinsiu, jeigu tu čia reikalausi, bet kažkaip galbūt galima dėrybų būdų spręsti tuos dalykus. Nerizikuokit tuo, sakykime, savo neapsaugomumu, kuris paskui gali virsti dėlėm problemom. Dar vienas klausimas konkretus taip pat iš mūsų žiūrovo, darbas užsienį ir draudimas. Draudimas čia svarbu jam. Dirbu Nyderlanduose, esu įdarbintas lietuviškoje airių įmonėje, mokesčius moku Lietuvai, skliausteliuose Airijai, pajamų mokestį Nyderlanduose, tokia sistema. Ar bus apmokėtos mano gydymo išlaidos Nyderlanduose ir Lietuvoje? Čia ar Lietuvoje čia turbūt? Išlaidos Nyderlanduose ir Lietuvoje, tai čia nelabai supratau, paini tokia situacija. Mokesčius moka keliose jurisdikcijose, kaip suprantu, įmonė ir... Taip, teisiškai jau šiek tiek ES tą bando spręsti. Iš esmės, jeigu žmogus, ta prasme, situacija yra tokia, kad jisai dirba pagal dvi darbo sutartys. Viena yra Nyderlanduose, kita yra lietuviško airių įmonė, arba čia lietuviško ar airių. Čia matyt gal dviejopa gali būti situacija. Tai asmuo turi pasirinkti, kurioje šalyje jis yra socialiai draustas. Šiuo atveju yra pasirinkta Lietuva, kadangi mokesčius moka Lietuvoje. Ir Lietuva bus atsakinga už gydymo išlaidas Nyderlanduose. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra išeita, žmogus nedirba porą savaičių, nedarbingumo pašalpa irgi bus mokama Lietuvos sodros. Taip, dar dėl vaikų gyvenamosios vietos, žmona ar partnerė Lietuvos pilietė, sutuoktinis ar partneris Nyderlandų pilietė, šeima susilaukė vaikų. Tarp tėvų įvyko konfliktas, motina su vaikais niekam nieko nepranešė ir išvyko iš Nyderlandų į Lietuvą. Arba jei šeima gyveno Lietuvoje, tėvas su vaikais išvyko iš Lietuvos į Nyderlandus. Kaip tokiose variacijose susigaudyti žmonėm? Čia labai skaudi situacija, nes iš esmės šitą situaciją daugiausiai kenčia vaikai. Ir gaunam labai daug tokio tipo užklausimų ir tikrai tų situacijų dažnėja.
nes šeimos skiriasi ir mamos bando pasiimti su savim vaikus ir grįžti į Lietuvą. Jeigu konkrečiai atsakyti į šitą klausimą, tai galiu pasakyti, kad mama elgėsi neteisėtai ir grėsia tuo, nes jau šiuo atveju ne tik ES teisės aktai būtų taikomi, bet jau ir tarptautinės konvencijos. Ir tas dalykas jau yra reglamentuojamas daugiau kaip 30 metų. Iš esmės, iš mamos tie vaikai gali būti atimti, kadangi bus traktuojama, kad jinai pagrobė vaikus, išsivežė iš nuolatinės gyvenamosios vietos be tėvo sutikimo. Ir tokiu atveju teismai gali nuspręsti vaikų gyvenamosios vietos pakeitimą, globėjo pakeitimą, ta prasme, globą priskirti tėvui ir mama gali prarasti vaikus. Bet čia jau su teismų įsikišimu tokios istorijos sprendžiamos, čia ir čia tikrai labai skaudu ir ta prasme, vėlgi, ką galėtume patarti, jeigu mąsto kas nors taip daryti. Tai iš esmės pirmiausia gauti tėvo sutikimą arba kreiptis toje šalyje, kur dabar vaikas gyvena ir kur ta šeima gyveno, kreiptis į to šalies teismus, kad duotų leidimą išvežti vaiką. Kitu atveju bus laikoma, kad vaikas yra pagrobtas ir iš mamos tas vaikas gali būti atimtas. Taip, dar klausimas susijęs štai su paveldėjimo klausimais. Tapau Nyderlandų piliečių, Lietuvoje mirė senelė, paveldėjau žemės sklypą ir namą, ar nėra jokių kliūčių gauti paveldėjimą? Kaip čia žmogui išsiaiškinti, ar yra kokių kliūčių ar nėra? Čia nėra aišku, ar tas asmuo yra Lietuvos pilietis. Galbūt tai yra trečiosios šalies pilietis, kuris priėmė pilietybę. Tai vėlgi tada situacija keistusi. Bet šiaip tai gyvenant vienoje valstybėje narėje ir priėmant paveldėjimą kitoje valstybėje, jokių problemų nėra. Tikrai tą paveldėjimą susiformintų. Ta prasme, tai yra jau Lietuvos įstatymai, kadangi nekilnojamas turtas. Tačiau gana opi problema ES yra dėl mokesčių. Ir vėlgi aš taip trumpai neatsakysiu, nes tai yra nauja sritis, kurią ES bando reglamentuoti. Ir yra daug problemų, yra daug tokių neaiškių klausimų, kuriuos bando spręsti atskiros valstybės narės, nes kai kurių valstybių paveldėjimo mokesčiai yra labai dideli, nuo 50–60% gali būti turto vertės. Tai klausimas, ar iš viso verta paveldėti, tada priimti paveldėjimą, sakykime. Taip, kad vėlgi reikėtų tada labai konkrečiai žiūrėti, kurios valstybės, koks turtas ir kokie santykiai yra. Tada būtų galima tiksliau atsakyti. Taip pat labai turbūt šimtams, tai ne tūkstančiams aktualus klausimas dėl pensijų. Tampa žmogus ES šalies kažkokios piliečių, ne Lietuvos, ir ar jam priklauso lietuviška pensija ar ne? Trumpai irgi pasakysiu, taip priklauso. Vėlgi, labai daug pensininkų kreipėsi ir paskui po mano konsultacijų pagauni, kad žmogus netaip suprato, išeina ir girdėsi, aš gausiu 2 pensijas. Ne, 2 pensijų jūs negausit. Iš esmės, jeigu labai trumpai, ta schema yra tokia. Visos ES valstybės reikalauja ne mažiau kaip 30 metų darbo stažą. Tai reiškia, išdirbti metai sumuojasius galioja dirbti 10 valstybių, 3, nesvarbu, Nyderlandai, Lietuva, Vokietija, Anglija, Švedija, visos valstybės. Išdirbti metai yra sumuojami ir bendra suma ES teritorijoje turi būti ne mažiau kaip 30 metų. Vėlgi reikia žiūrėti pagal nacionalinius teisės aktus, bet praktika yra daugiau mažiau, kad visose 30 metų. Tada, kai yra įvertinama, kad pensijinis stažas yra, kiekviena valstybė pagal toje valstybėje išdirbtus metus išsiskaičiuos koeficientą, kiek jums priklauso. Tikrai nemokės pilnos pensijos. Jeigu jūs dirbote Nyderlanduose, sakykime, 5 metus, jums išskaičiuos, kiek jums priklauso už tuos 5 metus. Lietuva mokės, sakykime, dirbo Lietuvoje 25 metus, Nyderlanduose 5 metus. Lietuva mokės už 25, Nyderlandai mokės už 5 ir jūs gausite tokią suminę pensiją. Ir dar paskutinis klausimas susijęs su vaikais. Esam lietuvių šeima ir mums gimė vaikelis Nyderlanduose, taip pat Amsterdame. Kaip galime gauti pašalpas vaikeliui Lietuvoje, Nyderlanduose? Vėlgi yra tam tikros procedūros, reikia pildyti tam tikras formas sodroje ir pateikti kitom institucijom. Vėlgi rekomenduotume kreiptis jūsų Europos patarėją ir mes jums suteiktume tikslesnį informaciją, kur kreiptis, kokias formas reikia pateikti ir kad, ta prasme, tie pinigėliai suvaikščiotų ir tas žmogus tikrai, ta šeima tikrai gautų tas pašalpas.
Tai ačiū labai, Ingrida, jums tikrai už tokius išsamius, sakykime, ekspromtų, kiek galėjot pasitarnauti žmonėm ir padėti susigaudyti, susirasti atsakymus. Ar dar, Lina, norėjot ką nors pridurti, ką pasakė Ingrida, ar gal kažko papildyti, kur Solvit, sakykime, šitų klausimų prasme galbūt galėtų savo vaidmenį suvaidinti? Aš gal pabaigai tiesiog norėčiau palinkėti, kad žmonėm užtektų teisinių konsultacijų ir kad jie nesusidurtų jau su realiom problemom, o jeigu susidurtų, tai prisimintų apie Solvit ir žinotų. Gerai, tai čia, matyt, svarbiausia, ne tiek susiduriam visi gyvenime su problemom, bet svarbiausia žinoti, kaip tas problemas spręsti ir kur rasti atsakymus, kur ieškoti tų atsakymų. Aš noriu padėkoti labai, kad paskyrėt savo vakarą Ingridai Ilgauskienei, yra jūsų Europos patarėjo teisės ekspertė Lietuvai, taip pat Lina Giedraitienė buvo su mumis, yra Lietuvos Solvit centro atstovė. Ačiū už jūsų išsamius pranešimus, taip pat noriu padėkoti visiems žiūrovams už klausimus, už konkrečius klausimus. Aš tikiu, kad ne paskutinį kartą bendraujame ir tokiam formate bus progų dar susitikti ir dar syk keistis informaciją, keistis problemom ir padėti jums tas problemas sutikti, išspręsti ir padaryti mažiau sudėtingomis. Aš dėkoju taip pat Europos komisijos atstovybei. Europos komisijos atstovybės iniciatyva šis video seminaras surengtas. Visą vaizdo medžiagą apie ES teikiamas galimybės galima rasti tinklapyje www.pazinkeuropa.lt /, tai yra pasvirasis brūkšnys sėkmės receptas. Tai yra Europos komisijos atstovybės inicijuotas ciklas reportažų, web seminarų, video seminarų, kurių tikslas padėti jums susigaudyti vairiuose jūsų klausimuose kylančiuose su jūsų pilietiniam, socialiniam, įvairiom kitom teisėm, darbo teisėm. Ačiū, kad žiūrėjot šį video seminarą. Dėkoju pašnekovėm ir iki kitų susitikimų.